Treneris, sveikinimai su pergalingu starto atrankoje. Koks jūsų komentaras po rungtynių? Dėkui. Komentaras toks. Pirmos rungtynės, kaip visada, truputį tokios nervuotos, sakysim, pradėjom šiek tiek ne taip, kaip tikėjom, bet iš tikrųjų žinojom, kad komanda žaidžianti intensyviai, agresyviai, bėganti, atakuojanti greitai. Ir manau, kad pradžioje tiek tų klaidelių, tiek nesusitvarkėm su tą greito puolimo gynybą, tą transition defense vadinamą gynybą. Tai pirmoji pusė ir jie gavom daug tų taškų ir tritaškių ir paprastų tam greitam puolime. Kai tik tai apsitvarkėm gynybinę pusę, patys gavom šansą bėgti ir taip susikūrėm šiokį tokį pranašumą, kurį po to nepaleidom ir didinom. Tai buvo keli momentai antroji pusėje, kur bandė jie sugrįžti, bet sužaidėm ramiau turbūt, tam tikrus momentus paskaitėm gerai, įvedėm kamuolį vidų arba sprendimai buvo tinkami. Bet esmė, aš manau, kad vėl prie tokio intensyvumo ta gynyba buvo nebloga. Aišku, yra dar kur tobulėti. Tai va, pirmas žingsnis, smagu, laimėjom. Žiūrėsim sekantį.